Sveiki, esu Tomas iš Elektroninės informacijos centro, kitaip žinomas kaip E-Lietuva, esu direktorius. Mūsų įmonė užsiema programavimo darbais, kuriame įvairiausius web projektus, CRM-us, svetaines, e-parduotuves, registruojam domenus, administruojam serverius, gan plačiai užsiemam šitą veiklą. Ieškam įvairiai, ieškam tiek programuotojų su įvairiausiais web frameworkais, tai nuo WordPress'o, Laravel'o, OpenCart'o, PrestaShop'o. Tuo pačiu ieškam ir pardavimų vadybininkų, ieškomės ir administracijos darbuotojų, tai projektų vadovų. Dažniausiai priklauso pagal kaip sakyti, tendencijas, kokie projektai pas mus yra, tai stengiamės tą sritį dairytis. Siūlome WordPress programuotojo praktiką, Laravel praktikos atlikimą pas mus įmonėje, taip pat su pardavimais ir projektų administravimu. Dažniausiai ieškam žmonių, kurie yra veržlūs, kurie domisi IT industriją ir nori kažką tai naujo nuveikti savo gyvenime. Stengiamės pastatyti praktikantus į įvairiausias situacijas, pasižiūrėti, kurie gali gauti tą pranašumą rinkoje. Turint omeny, kad dar esame atėjęs programuotojas, gal jo aistra nėra būtent programavimas, gal yra jisai stipresnis kokiam tai AdWords reklamos kūrime ar kažkame kitame ar SEO. Mes stengiamės įvertinti jų stiprybės ir tiesiog pagelbstim ir pakreipiam tą linkmę. Mūsų įmonėje atlikus praktiką karjeros galimybės gali būti tiek su programavimu, tiek su pardavimais. Dažniausiai į projektų vadovus atsirenkam žmonės, kurie jau turi kažkokios tai patirties bendraujant ir komunikuojant su klientais, tai šitoje vietoje dažniausiai prašome ir patirties, bet į programavimo vietas dažniausiai stengiamės priimti praktikantus. Turime atvejų, kaip ir rekomendavom tos pačius praktikantus kitoms įmonėms, kurie buvo naudingesni ir jiems buvo tuo pačiu naudingiau. Tai šitoje vietoje nebūtinai praktika atlikus darbas gali būti ir pas mus, jei matome potencialą kažkur kitur, taip pat ir stengiamės pakreipti. Labiausiai įsimena tie, kurie pamatė tam tikras situacijas, pasižiūri iš šalies ir bando atrasti būdą, kaip spręsti tam tikras problemas kitaip, nestandartiškai. Nes IT srityje visą laiką norisi naujovių, tai to pasiekoje ir ieškai nestandartinių sprendimų išspręsti tam tikras problemas. Svetainių kūrime irgi tas dažnai pasitaiko, tai ir ieškom žmonių, kurie žiūri į problemas nestandartiškai. Manau, mūsų įmonė skiriasi to, kad pas mus galima prisiliesti prie daug skirtingų web projektų, web aplikacijų, tuo pačiu prie serverių informacijos ir daug skirtingų sričių, kuriuose galima save išbandyti. Tai nėra įmonė, kuri dirba tiesiog su mažais verslais, o mes dirbame su vidutiniais ir tie projektai dažniausiai būna įvairiausio dydžio ir įvairiausio, kaip sakyti, sudėtingumo, tai suteikia galimybę prisiliesti prie skirtingų verslo aspektų. Verta ateiti į mūsų įmonę, kadangi tai yra puikia vieta tobulėti, augti ir siekti savo profesinio aukštumo. Nes mūsų įmonėje yra sudaromos sąlygos tam, kad tu išmoktum kažko, ko negalėjai mokintis profesiniai mokyklai ir kažkur, nes tu gauni ištestuoti ir praktinės dalis prisiliesti rankomis savo kurti kažką tai naujo ir įdomaus. Stiprybės moksluose ir išradingumo sprendint gyvenimiškas situacijas ateityje.